Šiame vaizdo įraše parodysiu, kaip nupjauti savo lanksčią ašį. Nesvarbu, kaip gera yra lankščioji ašis, visada yra galimybė ją sulenkti. Paprastai tai įvyksta, kai ašis staiga sustoja, o sukimo ribotuvas įsijungia šiek tiek per vėlai. Kitose vaizdo įrašuose pateikiau pavyzdžių, kaip to išvengti, todėl peržiūrėkite tuos vaizdo įrašus, jei norite. Tikiuosi, kad šią ašį pavyks sulenkti šios demonstracijos tikslais. Bet matote, kad nuo movos jį gavo nemažai smūgių, tačiau kažkaip man nepavyko jos sulenkti. Bet žinote, vis tiek nemanau, kad tai svarbu. Vis tiek nupjausiu ašį jums. Įrankiai, kurių jums prireiks, yra kampinis šlifuoklis, su metalui pjauti skirtų disku, šiek tiek saugos įrangos ir kažkoks spaustukas, kad galėtumėte ją laikyti stabiliai, kol pjausite. Dabar sustosiu, kad galėčiau pasiruošti. Tada galėsime tęsti. Taigi, vėl grįžome. Pirmas dalykas, kurį norite padaryti, yra atsukti. Movos guolį taip. Po to sutrumpinkite lanksčios ašies movą iki norimos padėties. Kai tai padaryta, turite įsitikinti, kad pjovėte statmenai ašies krypčiai, kaip čia. Ir štai greita, paprasta. Taigi, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų klausimus ir už klausas. Prašome apsvarstyti galimybę pasidalinti informaciją su kitais. Mūsų tikslas yra suteikti šiuos įrankius žmonėms šalyse, kuriuose ribotas prieinamumas prie vandens ir finansinių išteklių. Jei mes tai galime padaryti, mes ne tik išsaugosime milijonus litrų geriamojo vandens, bet ir suteiksime daugybei bendruomenių prieigą prie šių įrankių už prieinamą kainą. Taigi, ačiū iki.